Esu Dovilė, profesionali interjero dizainerė, padedu žmonėm kurti harmoniją ir grožį jų namuose. Jau daugiau nei 8 metus tą darau ir manau, su kiekvienu projektu vis įgaunu dar didesnės patirties. Šiandien mes esame 32 kvadratinių metrų bute, gyventi patogiai, funkcionaliai, du žmonės tikrai puikiai galėtų tilpti šioje erdvėje. Nes viskas prasideda iš tikrųjų nuo teisingo išplanavimo. Kaip tos erdvės atrodys, kaip baldai išsidėstys, tuomet mes galim planuoti apšvietimą, elektrą, santechniką, visus kitus dalykus. Langų pridengimui naudojam žaliuzę, šiuo atveju jinai yra suskleista maksimaliai į viršų. Jeigu norisi erdvės, norisi vietos turėti daugiau, mes galime pakelti ją maksimaliai ir taip pat dienos šviesa, irgi jeigu jos mums reikia, mes irgi turim tada maksimaliai šviesos srautą pro langus. O jeigu norisi privatumo, mes jas pridengiame ir iš tikrųjų šiuo atveju, kadangi jos dengia vitrininį langą, būtų ganėtinai sunkios, jeigu mes trauktume tiesiog įprastai su virve, tai mes turime elektra valdomas žaliuzes, kas šiai dienai tikrai ypač populiarėja ir galbūt netgi, sakyčiau, reiktų paakcentuoti, kad nebijokit atsivesti tą patį laidą, pasislėpkit lubose, bet jį visada galima būtų panaudoti, turėti patogų valdymą, netgi gulint lovoje ar sėdint ant sofos, mes galime tiesiog vieno mygtuko paspaudimu nuleisti žaliuzę ir pareguliuoti srautą. Su žaliuzėm iš tikrųjų jos, jeigu saulė šviečia, leidžia į kambarį labai jaukius, kaip čia saulės spindulius, šešėlius, tai tikrai vienas iš tų dabar populiarių uždengimų sprendimų, kuris pasiteisina ir tarkim norint maksimaliai šviesos, tu gali visada žaliuzę pakelti maksimaliai ir gauti dar daugiau dienos šviesos.